Taigi labą dieną ir vėl. Bonifacijaus atostogos tęsiasi. Vakar buvome žvejoti, žvejyba mums kažkaip tai nepasisekė. Pagavau tik tai vieną maždaug 2 kg starkį ir maždaug iki kilogramą unguriuką. Tai baisiai susinervavęs, tai plaukiam šiandien žvejoti jau į atviresnę vietą. Parodysiu, kur čia žvejojau vakar, dabar kaip tik per tą vietą plaukiam. Taigi štai, matote, va šitai va bujai, tai yra tie povandeniniai kalnai. Ir čia jau va jų yra daug. Čia 1, 2, ten 3, 4, žodžiu, čia vien kalnai. Prie tų kalnų žvejai žino, stovi plėšrūnai, kaip starkiai, šeriai, lydekos ir visa kita. Na tai va tinklus stačiau kaip tik ant šitų va kauburių. Ir labai buvau nuliūdęs ir nustebęs, kai nepagavau, pagavau vieną žuvį, starkį, ir ventarį radau vieną unguriuką. Tai dabar plauksime kažkur ten, nežinau, kur rasime vietas, norėtųsi rasti kažkokioje tai saloje vietą, kad galėtume išlipti, pasikepti žuvytį, išsirukinti, na ir be abejo vėl pasistatyti tinkliukus. Aha, laivas vairuojasi pats. Tai va, tai taip ir gyvename. Ką čia turime? Bonifacijaus atostogos tęsiasi. Saulė ta pati, laivas tas pats, šeima ta pati. Viskas yra tas pats. Tas pats gumiukas. Na ir žodžiu. Aš nežinau, kodėl aš čia filmuoju. Patinka, nepatinka. Žinote, YouTube'as ir dabar visa šita skaitmeninė laikmena iš tikrųjų yra skaitmeninis albumas. Tai net jeigu ir niekam nepatinka, tai man visiškai vienodai rodo. Galite nežiūrėti, suprantat. Žiūrėsiu aš, kada aš išeisiu pensiją, kada būsiu senukas. Visą šitą aš pats iš naujo žiūrėsiu ir dar kartą pragyventi tą gyvenimą iš naujo. Tai va todėl aš tas video ir darau. Kita vertus, jeigu prisiminsite, kad aš norėjau būti politiku, aš norėjau, kad žmonės gyventų taip, kaip gyvenu aš. O taip aš ir rodau, ką jūs praradote. O praradote jūs iš tikrųjų daug, jūs praradote gyvenimus. Aš norėjau, kad jūs būtumėte laisvi žmonės. Jūs pasirinkote vergo kelią. Na ir kiekvienas mes einame dabar savo keliu. Jūs einate savo keliu, aš einu savo keliu. Tai mano kelias veda štai va per čia. Mano kelias veda per jūras marias. Taigi tęsinys bus. Na štai, atplaukiam į mūsų žvejybos vietą. Mamytė kažkodėl tai pasipuošė, nežinau kodėl. Galbūt šaltas. Sakai, šalta? Ne, tenais, o matote per langą. Yra jachta kita. Galvoju, kad ten bus jaunikliai, ten pasirodo ne jaunikliai. Tai va, kol vaikai maudosi, mes eisime dabar pabandyti parūkyti tai, ką mums dievulis davė. O kaip sakiau, dievulis davė mums vieną nedidelį unguriuką ir didelį starkį. Tai pabandysime čia dabar užsikurti šitą šašlykinę. Tada ant tos šašlykinės uždėti rūkelnį čia ir pabandyti išsirūkyti ungurį. Ir tada lauksime vakaro, kol saulutė nusileis ir eisime jo meškerioti. Ir žiūrėsime, ką mums Dievas duos šią naktį. Taigi. Na ką, vakaras, tik tai šeimos vakaras, ten mūsų pagrandukai kažkur maudosi. Čia mano dziets kažką daro. Prisidėjęs maisto pilna. Ne per daug, Jurguti. Ir ungurys, ir mėsytė, ir ką čia per žuvytė? Starkis. Ir starkis. Ne per daug? Galim papasakoti procesą, ką mes čia darysime. Nu. Reiškia, čia yra šašlykinė, tiesiog ugnies šaltinis, nes rūkelniai čia yra čia. Tiesiog paprasti šitie briketai presuoti, o kam tas ąžuolas po to,
o tiesiog aš taip noriu, kad tai ten būtų. Dėl grožio. Nu, dėl visako, jo. Reiškia, kol šitas skystis dabar čia merkėsi, tai pasižiūrime, ką turime čia. Pagrindas, tai aišku, yra alksnio granulės, pjuvenos, gabaliukai, nesvarbu. Svarbiausia, nepadauginti. Dažnai žmonės deda per daug šitų granulių medžio ir dėl to gaunasi kartumas. Aš dedu visiškai nedaug. O tarkime tiek. Ir viskas. Tada būtinas dalykas yra tas va riebalų surinkėjas. Dabar nežinau, ką pirmą dėti. Šitą žuvytę ar aną. Gerai, dedam tada pirmiausia starkį. Į pirmą eilę dedam starkį. Oi. O į antrą aukštą dedame unguriuką su kažkokia tai mėsytė. Mėsytę įdedam todėl, kad, nežinau, iš ryto, man atrodo, ant sumuštinio bus tiesiog... Todėl, kad buvo per daug šaldytuve. Jo, per daug. Be abejo, reikia nusplauti rankas. Nu ir viskas. Ką, uždegam? Turimsko uždegti? Turim. Gerai. Ok, tai biški tada nustojam, o paskui parodysim, kas čia gaunasi. Štai toliau vyksta padegimas. Jau. Kai tai per daug sugėrė, nenori dėti nieko. Rasime vaistų. Vaistų bus. Bus. Uzytė, kur tai nenori dėkti. Sugrįžom į tiesioginį eterį. Pagaliau pavyko Jurgučiai uždegti. Kažkoks tai nieko gero tas skystis. Nieko gero. Tai čia gal net ne tas skystis. Gal nežinau. Nu, viską būna. Aš nežinau iš tikrųjų, kaip reikia rūkinti. Aš tikrai nesu specialistas. Aš tik tai galiu parodyti taip, kaip rūkiname mes. O galbūt jūs rūkinsite visiškai kitaip ir jums specialistai sakys, kad mes blogai darom, bet mums iš tikrųjų nusišikti, kaip specialistai darom. Mes darome taip, kaip mums yra skanu. O skanu mums yra taip, kad pirmiausia mes uždedame ir pakaitiname tam, kad išgaruotų visa drėgmė. Todėl, kad drėgmė yra labai negerai. Drėgmė surenka visus suodžius, tos estrogenus visokius, kurie nusėda būtent ant produkto ir duoda tą kartumą. Tai pirmą visą šitą kaitrą aš išleidžiu vėliau. Ir tada, nebūna toks kartus, būna skaniau. Taigi pauzė. Taigi pauzė. Nu, Jurguti, tai gal pasakysi, kada čia tavo tą rūkelnį čia reikia uždaryti? Kada? Tada, kada iš čia pradės eiti alksnių dūmas. Dabar kol kas iš čia išeina garai ir alksnio dūmo dar nesijaučia. Ir kai tik tai prasidės alksnio dūmo kvapas, tada uždarai ir lauk. Tai kol kas jo nėra. Bet jau tuoj. Nu, tai tada su šia gaidelė ir pabaigiam. Šitą video. Šį epizodą. Ačiū už malonų pokalbį. Nu ką, einam pažiūrėti, kaip mūsų Jurgučiui sekėsi išrūkinti žuvį ir mėsytę. Jurguti, gal gana sėdėti? Taip, nesėdžiu, šalu geriau. Nu, bet tai pažiūrim, kas čia gavosi. O tai kiek laiko praėjo? Pusę valandos, valandą kiek čia. Žiūrim. Davai bandom, pažiūrėsim, kas čia gausi. Davai. Tai kaip ir sakiau, specai, tie, kurie yra specialistai, jeigu ten mums kažkas tai nesigaus, nepeikite mūsų, nes mums iš tikrųjų dalampaškiai, kaip specialistai darome mes taip, kaip mums patinka. Ir bet kaip ten gausis, mums vis tiek tai patiks. Tai jau. Oi, koks įsižiojęs unguriukas. Aha. Smatryti. O, žiūrėkit, smatryti. Biški gavo. Oi, patrūko. Kaitros per daug. Bet... Atrodo gerai. Nu kaip yra Paplyšęs, bet skaniai atrodo, negerai. Nepatinka, nevalgykit. Nepatinka, nevalgykit. Antra žuvytė mūsų irgi liktais. Nu, nežinau, dabar reikia kažkiek tai palaukti kokią 15 minučių, kol nugaruos. Ir tada sudėsim į lėkštutę, paragausim ir būtinai jums pasakysim kaip. Tai mes dabar darom pauzę su
Jurgučiu. Ir žiūrėsime, kas bus vėliau. Sakyk, mamyte, ar tau skanu? Labai. O kodėl tu va taip darai? Todėl, kad čia yra kasdienybė. Imi va tai va. Čia kaip... Va tokį gabaliuką ungurio. Va tokį gabaliuką ungurio ir mirtave. Aš jums sakau. Apšilpė. Ir kauliuką išmetiau, o tai va. Ja? Ir reikia skubėti, nes toras čia, karučia, vienas tą ungurį sutaršo. O vaikai tokie visą laiką. Ką jie valgo? Ką valgai? Hot dogą. Nu, karštą šunį. Prarasta karta. Jie nežino, kas yra tai. Nu, o mums mama tai kaip ir geriau. Mums daugiau lieka. Nu. Čia norime pasveikinimą nusiųsti Šiaulių buožėms nuo Švedijos Elgetų Balkatų. Atsimeni šitą lieptelį? Ir tokį sėdėjimą ant šito lieptelio atsimeni, Kęsti? Pameni? Taigi, linkėjimai Šiaulių buožę. Taigi, judame į žvejybą, ieškoti vietos. Aš, mama ir vėjūnė. Didžioji liko krante. Žuvį šokinėja iš tikrųjų. Na, o kas liečia žvejybą, tai žinote, kiek čia mums to žuvies reikia? Na, lygiai turbūt, net jeigu rytoj mes nieko nepagausime, tai bus visiškai vienodai rodo. Ar pagavome, ar nepagavome, tiesiog va, tas pats veiksmas, kad tu gyveni šiandieną, dabar. Ir visiškai nesvarbu, kas bus rytoj, ar tu pagausi tą žuvį, ar nepagausi. Bet laikas bus smagiai praleistas. Tai va. Neišėjo nufilmuoti to proceso, kada statom tinklus, tiesiog rankų neužtenka, bet esmė yra ne apie tai, esmė yra apie gamtos grožį. Pažiūrėkite. Matote, čia kaip yra gražu. Dieve. Joks dailininkas negalėtų nutapyti tokios akvarėlės, tokio peizažo. Kaip yra čia viskas natūralu, gražu. Tai va dėl tų dalykų ir eini į gamtą. Ir ieškame mes tokių vietų, vat kaip šita. Čia lyg tai troliai gyventų kaip pasaka. Ramybė tokia. Kažkur tolumoje plaukia vienišas laivas. Labas rytas. Šiandien biškį vėjuota, tai todėl nenufotografavau, nenufilmavau proceso pačio žvejybos. Bet galim parodyti dabar jau rezultatą. O, sakyčiau, visai neblogai. Ešeriai tokie didesni už koją, karšiai tokie patys. Vėgėlė tokio dydžio. Na, šitus tai paleisime. Ar valgysi, Aistė? Vėžius. Ar paleisi? Paleisi. Na, šitus paleisime gyventi. Vėžiukus. Tegul dauginasi. Na, o ką, karšiai važiuos į rūkyklą. Lydekos eis ant filės. Ešeriai eis ant filės. Paskui parodysim, kaip mes darome. Dabar nežinau, ką padarysiu su vėgėlė. Nevalgom mes tos vėgėlės. Turbūt paleisiu šią. Paleidžiam vėgėlę?
Ai, paleisiu vėgėlę irgi tegul gyvena, nes mes jų nevalgome. Nu, turėtų išgyventi. Jeigu neišgyvens, išgyvens. Tai mes ją pasimsime atgal. Neatsigauna? Atsigaus. Taigi, einame filiuoti. Nu, Linai, prašau, parodyk mums, kaip tu darai tą savo gražiasias filė. Filės filė. Nu, va, čia jau yra iš šešeriuko filė, iš šešeriuko mažai lieka, tokia filė gaunas iš tokios lydekos. Na, Iš tokios kaip mes lydekos. nedarome jau iš tokios. Ogi labai paprastai, reikia labai aštraus peilio. Aštraus peilio nebus, filė nebus taip pat. Tiesiog jaunam ir palei stuburkaulį važiuojam. Kad profesionalų žvejai tai daro kažkaip kitaip. Jo, mes kadangi Jie profesionaliai daro. Profesionalai, tai mes nežinom, kaip reikia daryti. Mes darome taip, kaip mokame. Žinok, visai skaniai gaunasi iš tikrųjų. Tikiu? Tai va. Ten kiek mėsytis lieka. Man biški sunku ką daryti, todėl šita ranka man nelabai veikia. Iš šitos visos rankos veikia tik tai 2 pirštai, tai man būna biškelį keblu Nu, žiūrim. padaryti. Bet vis tiek. Ir štai kokia filytė. Dar aš išpjaunu šitus šonkauliukus. Iš karto. Ir štai gražiausia ešerio filiukė. Padarom tą patį su lydeka davai. Viskas yra tas pats. Jaunam ir palei stuburkaulį važiuojam. Štai, vienas. Štai kitas. Šitas eina lauk. Oi. Tada įmam taip ir nupjaunam nuo odos. Ir einam kept. Ir iš karto gali kepti. Iš tikrųjų, lydeka va tokia yra daug skanesnė, nei tu ją su žieve. Žieve. Tiesiog pabandykite. Man parodė šitą bajerį Žilvys. Tai nuo to laiko mes kitaip ir lydekos nedarom. Ir tarp kitko, dabar, dabar lydeka mums gavosi norimas laimikis, todėl kad čia visiškai kitas skonis yra lydekos padarytas filė. Jei oda kažkaip tai sugadina. Ešerio odą nuėmus, ešerio skonis pagenda, bet vis tiek labai skanu. O lydeka tai būna va taip. Nesupratom. Taigi valtis pakabinta, būrės pakeltas ir iš lėto būriuojame link gimtojo uostelio. Ir atrodytų, kad jau mūsų savaitgalis baigėsi, bet iš tikrųjų ne. Važiuojame namo, susitvarkysime žuvį, pasiliesime daržus, šiltnamius, paravėsime juos, susitvarkysime tinklus, meškeres ir vakarop vėl išeisime į kažkurią tai salą žvejoti. Ir žinote, kalbėkime apie vieną dalyką. Matote, kiek kartais būna piktų komentarų. Yra gerų komentarų ir yra blogų komentarų. Ir žinote, čia kaip yra, aš taip galvoju. Vat žmogus yra kaip indas, kuo jis yra pripildytas, tuo jisai ir dalinasi su aplinkiniais. Geri žmonės dalinasi gerumu, blogi žmonės rašo blogus komentarus. O kodėl tie žmonės yra blogi? Vėl nežinom, aš galvoju, kad
kad jie yra durni. Nes kas yra protingas žmogus? Protingas žmogus nėra tas, kuris yra turtingas. Protingas žmogus yra tas, kuris sugeba būti laimingas, turintis tai, ką jisai turi. Taigi štai, aš neturiu jokių turtų, tiesiog aš turiu dangų, aš turiu jūrą, bures, vėją, savo gyvenimą ir va tą dalelytę aš dalinuosi su jumis. Tiesiog norėdamas parodyti, kad laimė tai yra tikrai ne piniguose, ne jų kiekyje, o tiesiog mokėjimu džiaugtis tuo, ką tu turi. Ir žinote, aš iš tikrųjų tuo didžiuojuosi ir gal netgi, sakyčiau, giriuosi, įdant parodyti pavyzdį, kad gyventi galima. Rojus ne kažkur tai danguje, rojus čia yra žemė. Tiesiog kai kurie žmonės susikuria savo pragarą. Ir įsivaizduojate, tie pikti žmonės. Iš kur pas juos tas piktis? O piktis pas juos atsiranda todėl, kad jie nėra laimingi savo gyvenime. Jie nelaimingi, jie pikti, jie nesugeba būti laimingi. Todėl ir rašo tokius dalykus ir jie pavydė žmonėm, kurie sugeba būti tiesiog laimingais. Įsivaizduojate, kaip jiems sunku gyventi. Taigi, dalelytę savo gyvenimo aš siunčiu jum. Tiesiog su tokia nuoširdžiu noru, kad jūs taip pat išmoktumėte gyventi ir džiaugtis tuo, ko turite. Tam, kad būtum laimingas, tikrai nereikia daug. Man, pavyzdžiui, reikia tiesiog šeimos, buvimo su ją, gamtoje, ne kažkur restorane, ne Maljorkoje, ne dar kažkur, o čia, kur esu. Taigi, Bonifacijaus savaitgalis tęsiasi, jisai tęsia dar ilgai iki pat rudens. O jums visiems sėkmės.